jau įsibėgėjant pūgai atvykau prie Žymiojo Tapelio ežero. Ogi jis žymus tuo, kad kiekvienais metais reguliariai ir gausiai yra žuvinamas. Jis yra Vilniaus mieste ir jame yra įteisinta limituota žūklė. Todėl kiekvieną karpį privalu paleisti atgal į telkinį. To dėka dažną žvejį šis ežeras džiugina labai gražiais trofėjiniais laimikiais. Labai gerai, kad likimas taip sudėliojo, jog aš turiu po ranka, tiesiog to žodžio prasme, štai tą žuvininkystės ūkį, kuris vadinasi UAB Arvydai, dabar jau ekologiškas ūkis ir yra nerealiai patogu žuvinti Vilniaus miesto ežerus, produkcija, kuri atkeliauja tiesiog 15 km iki tave. 15 minučių netrukome iš tikrųjų, tai pusvalandį susikrovimo. O Adomas ne tik geras verslininkas, bet ir geras kolega, už tai, kad pas jį reguliariai darau piniginės injekcijas į jo ūkį, užpirdamas įžuvinimo medžiagą, jis šiemet turi dovanų. Turime dovanų, linų reproduktorių porelę, kurie jau iš karto sekančią vasarą dės savo palikonis šitos ežeriukus. Porelė, mamytės ir jų vaikučiai. Susipažinkite, Lukas, pastovus Tapelio ežero lankytojas, žvejys. Ir tiesiog pasikviečiau svečius, kad dalyvauti žuvinime. Kartu pasidžiaugsime, kad Tapelio ežeras gausėja žuvimis. Teko kad nors dalyvauti tokiai atrakcijai? Ne. Kad į ežerą įleidžiam 130 mečių lydekaičių. Tokias jau tikrai gali starsyti žiemą jūsų balansyrus ir blizgutes. Ir 260 vienetų štai tokių gražuolių veidrodinių karpiukų. Gal bandys skaičiuoti, kiek šiais metais esi pagavęs karpių Tapelio ežere? Nebandžiau, bet bus kokių 60-70 bus per sezoną. Labai gerai. Tau leidžia ištraukti? Taip. Jūs čia rimtai? O taip. Žiūrėkit, žmonės pasiruošė netgi matą, graibštas paruoštas. Ir suprantu, kad ne šiaip varnelę užsidėti, jog žvejojo karpius ir žiemą, bet šventai tiki, kad bus laimikis. O kada buvai paskutinį kartą? Aš porą savaičių. Ir mačiau, kad laimikai nustebino. Neblogai jūs. 6 kėbimai, 5 krante per pusdienį. Wow. Tebūnė tai staigmena tiems, kurie seniai pažiovė savo meškeres į kito sezoną. Tai kaip žadėjo, Lukas mielai pasidalins savo sezono laimikiais. Suprantu, kad greičiausiai šiandieną vyksta atviro vandens sezono uždarimas. Tikriausiai. Atvykus prie Juodžio ežero mūsų laukia staigmena, tokia štai gamtos išdaiga, kad Tapelio ežeras vis dar tyvuliuoja, o Juodžio ežeras užšalęs. Akcija Juodis, kodiniu pavadinimu Ugnis ir ledas. Pažiūrėkit, mėlyjei, kokie mūsų laukia iššūkiai. Susitikom dar vieną labai garbingą žmogų. Tai yra Čepulis. Jaunesnysis. Irgi Marius, tačiau jaunesnysis. Tai pasikviečiau šitą jauną, bręstantį gamtininką dalyvauti akcijoje Įžuvinkim Juodę. Dovana reproduktoriai linai, lydekaitės ir įvairiamžiai linai. Trumpa statistika, kuri irgi reikalinga. Į Juodžio ežerą šiemet paleidžiam 91 šiųmetį lydekaitę ir 273 įvairiamžius linukus. Linukai ir lydekaitai. Galimais. Kiekvienais metais ir Tapelius ir Juodė. Ja, Tapelis matau, bet Juodė irgi įdomu. Ar turbūt kažkokią tai uostę turėjo, ne, kaip gamtininkas? Toj pačiu metu, toj pačiu vietoj, Kaip tavo? Aš manau, kad kada interesai yra panašus, tai yra
pomėgis daugiau laiko leisti ne prie televizoriaus ekrano gamtoje. Štai tokie žmonės tokią gražią žiemą ir susitinka, bei atlieka gerus darbus. Tai dabar apie porelę. Jau taip sakant, vietoje epilogo, paskutiniai akordai žuvinimo. Porelė. Vardus davėjai? Nu, jau gal pats vardus jau pasakysi. Tavo ežeras, tavo vardai. Svarbiausia, kad reproduktoriai. Produktoriai, kurie jau sekančiais metais padės savo palikonis ir Juodžio ežere, kuo toliau to daugiau bus linukų. Dabar žiūrėkit, kai mes prigausime žmogų, ar jisai tikrai nemeluoja. Kaip atskirti lyno patino nuo patelės? Pelekai. Patelės pelekai yra mažesni negu lyno patino. Patino pinkaulis yra platesnis, o patelės siauresnis. Padai tai yra atskiriame. Aš manau, jūsų pirma knyga apie tai bus skyrius. Apie lydekas, jos mano mylimiausias. Gerai, mylėjai, aš manau, kad štai šiuo gražiu reprodukciniu linų paleidimu mes savo reportažą ir baigiam, bet be abejo ir mes turime dovanų. Štai čia yra skaniausias pasaulyje alyvuogės, nuo žuvis ir pležas, kur mes netrukus su Adomu ir pasimatysime. Ačiū. Prašau, būtina paragauti dabar ir įvertinti skonį. Taip. Aleksandrai. Ateikit, Mariau, ir jūs. Mariau. Paragauti? Nu, čia iš mūsų kempingo Ispanijai. Čia mačiau reklamavo. Gerulės. Skiriasi nuo parduotuvinių? Skiriasi nuo parduotuvinių tikrai. Ačiū labai. Pirštus aplaižysi. Porelė. Sakyčiau, frysam, kaip ten Tai vadinasi? visomas, tai linukai vis tik tais yra kažkokie tais piškis su nukreipimais. Smagi diena. Viskas, mėliai, nebevarginam jūsų, keliauja reproduktoriai praturtinti Juodžio ežerą. Va, kokie. Tėvelis koksai. Ir tėvelių rūpinsis. Plačia. Ai, atsiprašau. Atsiprašau. Va čia labai siaura. Jo. Mažesni pelekai. Taip. Tai labai maloni pirma pažintis gyvai. Maloni pirma pažintis. Gal teks pažiūrėti pas jūs Netikėtai. Sveiki. Kaip ten vadinasi pas jūs? Šamaitis? Jeigu Ispanijai žuvis ir pležas, jeigu Lietuvoje šaminis. Šaminis, va. Tai jau poledinę žuklę varysim. Paledinė būtų pirmas kartas. Būtų geras.